Sveiki, parodysiu, kaip importuoti pirkimo bei pardavimo dokumentus iš DocScano į Reveal ERP. Iš anksto esu paruošęs dvi sąskaitas faktūras. Vieną pirkimą eurais ir kitą pardavimą doleriais. Skaitmenizuosiu detaliai. Pasirenku savo failus. Palaukiu. Štai duomenys jau nuskaityti. Matom, kad pardavimas doleriais. Einu į nustatymus, pasikeičiu savo buhalterinę programą į Reveal ERP, išsaugau. Einu atgal į suvestinę, pasirenku savo įmonę, pasirenku du failus ir eksportuoju į Reveal ERP. Atsidarau archyvą, išarchyvuoju ir matau 4 failus. Klientai, prekės paslaugos, pirkimai, pardavimai. Iš karto importuojam klientus, tada prekės paslaugas ir tada pirkimus pardavimus. Einu į Reveal ERP, spaudžiu ant kliento, pasirenku importuoti, pasirenku savo klientų failą, importuoti. Štai klientai jau importuoti. Einu atgal, pasirenku prekes, importuoti. Pasirenku prekių paslaugų failą, importuoju. Štai prekės ir paslaugos jau importuotas. Vėl einu atgal. Spaudžiam pirkimai. Pirkimų sąskaitos. Importuoti. Pasirenku pirkimo failą. Štai pirkimas importuotas. Kaip atsimenat, pirkimas buvo eurais. Prekė pirkimui buvo irgi priskirta. Tada spaudžiu pardavimai, pardavimų sąskaitos. Importuoti. Pasirenku pardavimo failą. Ir importo metu gauname tokią klaidą. Šita klaida yra dėl to, kad nenustatyta valiuta bei valiutos kursas. Kaip atsimenat, pardavimo dokumentas buvo doleriais, tai mums reikia nustatyti valiutą ir valiutos kursą. Kad tai padaryti, einam į nustatymus, apskaita, valiutos, nuimam varnelę tik aktyvus, surandam savo valiutą, mums reikalingas JAV doleris. Paspaudžiam, aktyvus ir išsaugoti. Jeigu vėl paspausim ant valiutos, matom, kad tik aktyvus ir turim eurą bei dolerį. Dabar mums reikia sukurti valiutų kursą. Einam į nustatymai, apskaita, valiutų kursai, sukurti naują. Pasirenkam valiutą, pasirenkam kurso datą. Mūsų dokumentas yra 25 metų rugsėjo 18 dienos. Tai nustatom šią datą. Santykinis kiekis 1 ir nustatom kursą. Aš nustatysiu iš galvos. Spaudžiam išsaugoti. Ir bandom dabar importuoti pardavimą. Einam į pardavimai. Pardavimo sąskaitos, importuoti, pasirenkam failą, importuoti. Štai pardavimo dokumentas įsikėlė su valiutos kursu. Ir paslaugos irgi prisiskyrė. Dar galit gauti klaidą, jeigu nenustatyti matavimo vienetai. Pavyzdžiui, prekė yra kvadratiniais metrais, o Reveal ERP nustatymuose tokio matavimo vieneto nėra. Tai galit gauti irgi klaidą. Kad nustatyti naują matavimo vienetą, eikite nustatymai, atsargos ir logistika, mato vienetai. Ir čia galit sukurti naują matavimo vienetą. Kad nereikėtų kiekvieną kartą sukurti valiutos kursą, galite nustatyti automatizaciją, kuri kiekvieną dieną importuos
tos dienos valiutos kursus. Kad tai padaryti, einam į nustatymai, bendrieji, automatizacijos, paspaudžiam ant valiutų kurso importavimas. Mums reikia nustatyti konfiguraciją, tai yra laiką, kada valiutos kursas bus importuotas. Pavyzdžiui, kad nustatyti, kad valiutų kursai būtų importuoti 7 val. Ryto kiekvieną dieną, nustatom tokią konfiguraciją. 0 tarpas 0 tarpas 0,7 tarpas žvaigždutė tarpas žvaigždutė tarpas klaustukas. Išsaugau. Dabar galim vieną kartą paleisti kodą rankiniu būdu. Einam automatizacijos kodas ir spaudžiam vykdyti. Taip. Operacija vykdoma. Ir matom importuotą valiutų kursų 1. Nes pas mus tik viena užsienio valiuta, tai yra doleris. Uždarom ir einam pasižiūrim. Vėl nustatymai. Apskaita, valiutų kursai. Ir kaip matom, įsikėlė šios dienos euro kursas. Taip, kiekvieną dieną bus įkeliami tos dienos valiutos kursai ir nereikės juos įvesti ranka. Be to, jeigu skaitmenizuojate sumiškai, galite iš anksto nustatymuose nustatyti numatytasias reikšmes pirkimui bei pardavimui. Pavyzdžiui, jeigu nustatysiu pirkimo numatytasias reikšmes taip, tai DocScanas, jeigu ras tokią įmonę su tokiu įmonės kodu dokumente kaip pirkėjas, tai nustatys tam dokumentui prekę su tokiu pavadinimu ir su tokiu prekės kodu automatiškai. Tai reikia išsaugoti. Ir tokias numatytasias reikšmes galit nustatyti kelioms įmonėms. Taip pat ir pardavimams. Jeigu norit, kad DocScanas ieškotų tam tikrą įmonę kaip pardavėją ir nustatytų tam tikrą prekės pavadinimą bei kodą tam dokumentui, tai nustatinėkit pardavimo numatytasias reikšmes. Finvaldai galit pasirinkti arba prekę, arba paslaugą. Pabandom ištrinti mūsų pirkimo dokumentą bei skaitmenizuoti jį dar kartą sumiškai. Einam į suvestinę. Ištrinam pirkimo dokumentą, perkraunam. Dabar skaitmenizuosiu tą patį dokumentą sumiškai. Įkeliu. Šiek tiek palaukiu. Štai duomenys nuskaityti, atidarom. Ir matau, kad DocScanas rado mūsų nustatytą įmonę kaip pirkėją, bei priskyrė numatytasias reikšmes, prekės pavadinimą bei prekės kodą šitam dokumentui.